Nukeliavau į TC atstovybę. Kiek daugiau sužinoti apie dušų vandens nubėgimo sistemą, kurią galbūt kaip nors pavyktų pritaikyti ir savo namuose. Na ką, o dabar jau liko man įsirinkti dušo visą sistemą ir čia šalia manęs kaip tik stovi Gintautas iš TC, labai malonu su jumis susipažinti ir aš kažkaip noriu... Sveiki. Ir aš labai norėčiau sužinoti, kuo pasižymi būtent jūsų ta sistema, kuo ji yra kitokia negu gal įprasta, kurią galima būtų gauti rinkoje. Tai aš čia dabar matau, kad esate čia pasidėliojęs jau surinkimo sistemą visą, kuri surenka vandenį būtent iš dušo kabinos. Tai kodėl mes matom dabar šiek tiek kitokių formų negu įprastai? Gyvename turbūt labai didelių plytelių formatuose. Tai ar būtų sienos plytelė, plyta ar plokštė labai didelė. Taip pat grindyse irgi išeinam iš mažų plytelių į didelio formato plyteles. Ir kad to didelio formato plytelių nereikėtų pjaustyti skersai išilgai, darant 4 nuolydžius į tą taškinį trapą, mes siūlome dušo latakus ilgus pagal jūsų dušo zonos plotą, ilgį, sakysim, kad tų plytelių visiškai nereikėtų pjaustyti. Tai yra gaunasi vienas nuolydis, 1%, sakysim, jeigu latakas 1 metro, tai aukščio skirtumas bus 1 centimetras. Ir tada visas vandens nubėgimas bus lygus be jokių pjūvių papildomų. Tai va tai yra aktualiausia turbūt, būtent, kad nereikėtų pjaustyti plytelių. Drainline serija, jinai aktualiausia turbūt yra tuo, kad latako viduje klijuojame jūsų pasirinktą plytelę, tai yra dušo zona bus plytelė ir latako grotelės taip pat bus įklijuota tą pačią plytelę. Tai va tas irgi aktualu paskutiniu metu. Praktiškai jokie kiti grotelių dizainai neparsiduoda, o būtent įklijuojama plytelė. Patinka, žodžiu, žmonėms. Taip, jums reikia pasiskaičiuoti savo dušo zonos ilgio, kur bus latakas ir tada mums pasakyti, kokio ilgio jūs radote ten tarpą tarp sienų arba tarp stiklo pertvarų ir taip toliau. Po ilgio turim pasirinkimą sifono. Jie nėra komplekte. Juos reikia vėl parinkti pagal jūsų turimą aukštį, sakysim. Tai būtų 5 dydžių sifonai, nuo žemiausio 68,5 mm, sakysim, ir iki aukščiausio, kuris gali surinkti iki 100 litrų vandens per minutę. Jum aktualu suderinti vandens kiekį pratekantį pro mūsų sifoną. Mūsų dušo latako komplekte jūs jau turėsite TC gamyklinę hidroizoliaciją, kuri pati prilimpa, bituminė ir nepraleidžia vandens tarp latako žemyn, sakysim, neprabėgs niekada vanduo. Sekanti serija vandens surinkimo tai yra dušo profilis, tai yra truputėlį kitokia sistema, tai yra vanduo surenkamas būtent į šitą lovelį ir po to subėga į sifoną, sakysim taip. Sifonai, kaip ir Drainline serija, labai lengvai prižiūrimi, viską galime išimti, ištraukti. Jeigu krito žiedas ar grandinėlė, jūs bet kada įsitrauksite, susirinksite, lengvai išvalysite ir vėl atgal suinstaliuosite. Taip pat plaukų gaudyklė gali būti. Dar tas dušo profilis yra galbūt aktualus tuo, kad jisai gali būti trumpinamas pagal jūsų dušo zoną. Profilis prisitaiko prie jūsų dušo zonos ilgio, o ne taip kaip Drainline'as jūsų prisitaikyti